Šiandien ant mūsų stalo dovana iš rytų egzotiškas Kazachstano ginkluotųjų pajėgų sauso maisto davinys. Išblyškęs, traškus, tikėkime, kad ir skanus. Primena Rusijos armijos ir spec pajėgų davinius, ant įpakavimo pilna visokiausių užrašų. Rusiškai ir kazachstanietiškai, ir kad ir kaip jie ten bekalbėtų. Mes matome sudėtį ir svorį, dėja Šarūną nuvilsime, energetinių verčių čia nėra. Meniu antras, norma 17, kad ir ką tai bereikštų, ta norma, Kazachstano herbas, parašyta dviem kalbom, rusiškai ir kazachstanietiškai. Čia yra nurodytas gamintojas. Gamintojas parašytas kirilica, davinio gamintojo įmonė vadinasi Celtic Asian Gold. Keltiškas Azijos auksas. Žodžiai angliški, bet užrašyta kirilica. Nieko nuostabaus Rusijoje. Įpakavimo plastikas tragiškai traškus. Jisai traškus. Atrodo pakankamai tvirtas, bent jau išlaikė visą kelionę iš Azijos. Kazachstano nesimato jokių pažeidimų, meluoju. Štai yra skylutė. Šita skylutė atsirado dėl to, kad yra konservukas, konserv metalinės ir pramušė skylutės, pro kurią pelytės drėgmė eis ir gadins mums visą davinio turinį. Viršuje kirpimo linija, kaip moderniuose daviniuose, ir plėšimo yra įkirpa. Turėtų labai patogiai jisai atsiplėšti, atsidaryti. Nors čia parodytos žirklės, bet manau, kad atsiplėš be žirklių. Ir ten netgi jaučiu daugkartinio užsegimo mechanizmą. Taip, kad įpakavimas, jeigu neimtumėm šito labai traškaus plastiko, tai būtų visai neblogas. Iš pirmo žvilgsnio tai atrodo kaip paprastas rusiškas Rusijos kariuomenės davinys. Bandau atplėšti ir čia neturėtų būti stebuklų. Plėšiasi tikrai lengvai, nusiplėšia toks gabaliukas šiukšlyčių. Kaip ir sakiau, viduje yra daugkartinio atsegimo mechanizmas. Galėtai armeiskiai, kaip ir spėjom, jie jau trupa netgi pro neatidarytą pakelį. 1, 2, 3, 4, kava, arbata ar kas čia, champion. Cup of tea, viskas parašyta angliškai. Cukriukas. Dar galėtų armeiski. Dar cukriuko. 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 Dar galėtų. Kofė. Jablочное pavidlo. Cukriuko. Nusakau, kad turėjo būti dar. Turim 6 pakelius armijos galėtų, 50 gramų, 8 pakelius po 10, tai yra 80 gramų cukraus, turim 2 pakelius arbatos ir jau byrantį pakelį kavos. Turim 2 pakelius obuolių tyrelės. Pasigardinti gyvenimą, tai yra paros davinys. Tad turime pavalgyti sočiai ir eikime prie įdomiausio dalyko, tai yra pagrindinių patiekalų, kurie šiuo metu yra konservų pavidalu. Ikra kabačkovoje, cukinijų ikra tyrelį, paštetas, grikių košė su jautiena, kaša rysavoje sgavedina, ryžių košė su jautiena, fasol sgavedinai. Pupelė su jautiena, viskas su jautiena. Turim pupelės, grikiai, ryžiai su jautiena. Tušonoje gavedina, troškinta jautiena. Štai 4 jautienos konservai su skirtingais garnyrais. Ir turime vieną, kaip ir žadėjo ant įpakavimo parašytą, daržovių tyrelę. Viduje turime daug trupinių ir lapuką, kuriame parašyta čai čiornai, tai yra arbatos aprašymas, bet toks gražus pagal geriausias rusiškų davinių tradicijas. Atspausdintas lapukas yra lazeriniu spausdintuvu ir matosi iškirptas. Rankiniu būdu tikrai kirptas, nes nelygios stačiakampio briaunos parodo, kad tai yra rankų darbo kūrinys.
kam čia ta instrukcija reikalinga prie tos arbatos ir būtent tik tai prie arbatos. Ai, dabar supratau, kodėl reikalingas šitas rusiškas. Kadangi arbatos pakelis, jis yra angliškas ir viskas yra parašyta angliškai. Kadangi čia mes turim dviem kalbom, Kazachstano ir rusų, papildoma instrukcija, kad žinotumėm, ką daryti. Va taip jie išsprendžia šitą dalyką. Arbatos nesugeba savo pasidaryti. Para laiko, cukrų su galėtais ir jautina. Šiukšlių neaišku, kur dėti. Kaip pašildyti, neturim jokio nei kūro, nei degtukų susikurti laužui. Aišku, šaukšto šakutės neturime. Kaip atsidaryti šitos konservus, jeigu neturime įrankių, irgi nelabai aišku. Autonomiškumas davinio toksai, šiaip savo, ne kaip savo. Kaip yra priimta Kazachstane, galėtų būti bent jau arklienos. Visiškai neegzotiškas. Iš gėrimų turim tik tai arbatą ir kavą. Neturime jokio jupio, nieko energetinio atsigerti šalto. Nebent gersime šaltą arbatą. Bet jie ir taip gaminimo būdė parodyta, kad reikėtų pasišildyti bent jau iki 75 laipsnių. Nebent iš tos tyrės galim pasidaryti kokį nors šaltą. Oho, jinai kokia ten viduje kristalizuota yra. Jaučiasi cukrus. Cukraus čia bent jau netrūksta, galėjai ir čiulptas cukrų visą laiką. Jokių saldainiukų, jokių tokios užkandos galėtai su va šito. Eini sausainiukus grauži ir užsitepi obuolių tyrę. Ir galėtų tos tyrės būti skirtingos. Ką tau pagraužti, labai saldžią arbatą pasidarai, saldžią kavą pusryčiam pasidarai turbūt. Ir ėdi visą laiką tos sausainukus su obuolių tyrėle. Pabandom, paragausim obuolių tyrelės su galėtais. Galėtukai tokie visiškai paprastučiai. Formelė matosi, numeriukas kiekvienas sunumeruotas. O Jėzus. Kieti kaip lietuviški. Lietuviškų skonis geresnis. Štai toks džemukas. Per kamerą aš bijau, kad nesimatys, neperteiks kamero to viso įspūdžio, bet cukruotas tas džemas. Pilna tokio cukraus. Kaip dirbtinis medus prastos kokybės. Pats sausainiukas yra sprangus, tragiškai sprangus. Jis yra beskonis visiškai. Grinai miltai ir vanduo. Ir jisai prabuvęs šitam įpakavime uždusęs tiesiog yra toksai. Šlykštus skonis. Džemas pusė velnio, bet sausainukas tai visiškai ne kažką. Moralės tikrai nepakeltų toks sausainis, jeigu visą dieną valgytum. Jek. Bandom pagrindinius patiekalus, nes daugiau nėra ką bandyti. Ikra kabačkovoje cukinijų tyrelė. Nepasakyčiau, kad labai skani, bet čia jau gal kas mėgsta veganai kokie nors. Tai yra visai skanu galbūt jiems. Toks tik tai vienas įspūdis, kad galbūt persiduoda labai jau tas metalo skonis. Kaip pasakyti, Laimonas ataskonis lieka metalo burnoje. Nėra baisu. Ryžių košė su jautiena. Čia pilna ryžių ir biškutį jautienos. Daug taukų visokių ir ryžiukai. Pašildėme priemonėmis, kurių nėra šitame davinėje puikiame. Turime šaukštą iš daugkartinio rinkinio kelioninio. Ir ką ragaujam. Nieko baisaus. Jautinos tikrai čia su produktai tik tai. Kadangi taukų yra pakankamai nemažai sudėta, jie susigeria į ryžius ir visai skanus konservas, negaliu nieko pasakyti blogo. Atrodo gal neypatingai, ta mėsa jau labai tokia sutrinta, bet šiaip skanu. Įpakavimas taip saugo kaip iš patukė. Fasolis gavedinai. Tai yra pupelės su jautiena. Čia jau labiau matosi jautienos daugiau negu kad ryžių košė su jautiena, padažas kažkoks tai. Ir gabaliukai irgi, manau, tiek pat tos jautienos, kiek ir ryžių košė buvo. Atrodo, tai šiaip neypatingai skaniai. Visai skanu. Tik tai vėlgi dar vieną skardinę. Ir kur ją susidėt paskui atgal į šitą. Aš kažkaip tikėjausi, kad bus neskanu, bet skaniau negu Amerikos dovana. Taip.
troškintą jautieną, pačiame indelėje mes turime lauro lapelį įdėtą ant dugno, kad būtų skaniau, turbūt. Mėsytė štai plaukioja riebaluose. Jeigu mes prisimenam, turėjom labai skanų, taip gražiai atrodantį konservuką latviškam. Sausam davinyje jis buvo tikrai skanus ir puikiai atrodė. Šitas atrodo ne taip skaniai, iš tolo neprilygsta. Guminė ta mėsytė tokia yra. Jautiena kaip jautiena. Ne tokia skani kaip latviškam, bet valgoma visai. Kavytė sugedusi. Arbata kažkodėl tai angliška, užtat yra rusiškas vertimas. Nebaigtas virti obuolių džemas. Daug cukraus, visai kaip vengriškame. Galėtai labai panašus į vengriškus, tik tai vengriškų tai yra daug skanesni, jeigu lyginsime su šitais. Netgi rusiška, man rodos, armeiskiai galėtai, nors ir vadinasi taip pat, bet skonis jų yra geresnis. Šitie va trupa per visus tos įpakavimus baisius, yra tragiškai sutrupėję ir ten kieti ir visiškai be skonio, absoliučiai. Nėra be šitų galėtų ir to kvailo džemo nieko daugiau ką pagraužti, jokio šokoladuko, saldainiukų, jokių riešutėlių galų gale įsimesti į burnytę. Žygiuojant, ir aš priminsiu, kad yra 24 valandų davinys. Mes neturim jokių komforto priedų. Nu gerai, pamirškime tą šiukšlių maišą, čia stepės, išmesim, to šiukšlės pasikas ten Kazachstane, bet nėra nei degtukų susikurti laužui, nei servetėlių jokių pasivalyti, nešnekam jau apie drėgnas, paprastų, sausų servetėlių. Mes neturime jokio maišelio papildomo daugkartinio įpakavimo. Vienintelis geras dalykas, ką mes matėme šitam davinyje, tai yra turbūt šitas įpakavimas, nors jo plastikas yra ir neypatingai patvarus, ir traškus labai stipriai, bet užtat patogus atplėšimo mechanizmas ir daugkartinio užspaudimo mechanizmas suteikia tikrai daug vilčių. Tačiau, kai įlendame į vidų, viduje mes randame senus konservus, kurie nėra patys skaniausi pasaulyje, bet aišku yra nepatogiausi, neaišku kaip juos pasišildyti, kalorijų kiekį mes pildome cukrumi. Konservai vėlgi yra vienintelio skonio, tai yra jautiena. Nėra ką čia daugiau žiūrėti. Nelabai yra ir ką valgyti. Duonos pakaitalas metamas lauk. Kraupu. Jau manėme, kad blogiau už vengrišką nelabai kas gali būti, bet vengriškame bent jau arbatytė tas skani visai buvo cukrinė. Ir galėtai tikrai skanesnė yra vengrų. Štai toks baisus, dar baisesnis už vengrišką, egzotiškas Kazachstano ginkluotųjų pajėgų davinys. Ačiū, kad žiūrėjote. Ir viską iš šiukšlių dėžę. Cukrų galim pasilikti.